Skaudu, sunku, slogu, netikėta, neįsivaizduojama, tikrai visus labai sukrėtė ir paveikė. Ir tai, kas įvyko, dar matyt, protų nėra suvokiama. Prieš pamokas aš tiesiog kabinete išgirdau riksmus, pamačiau vaikai bėga, iš karto išbėgau žiūrėti, kas darosi, puoliau prie mergaitės, kuri buvo sužalota į nugarą. Ir vaikai čia ir dabar buvo evakuoti iš mokyklos, kadangi pirmoji pamoka, 11-okai, 12-okai dažniausiai jos neturi, tai mokykla nebuvo visai pilna mokinių. Ir žodžiu, situacija iš karto kvietėme tarnybas, atvažiavo keli ekipažai, tiek greitosios, tiek policijos. Na ir situacija buvo suvaldyta, vaikiną iš karto policija sugavo. Sužalojimai pirminiais duomenimis nėra sunkus. Pirminiais duomenimis tikrai nėra sunkus, įsivežė į priimamąjį tam, kad medikai įvertintų, kiek gilios žaizdos. Su draugais laukėm pamokos ir matėm, kai mergaitė užsivijo, ten mūsų klasiokas, pamatėm, žiūriu su akiniais, jisai su kaukė, su pirštinėm lygtais ir su kolonkė ten. Leido kažkokią ten dainą. Mes galvom, kad taip šiaip ant prikolo ten tiesiog gaudoje. Tai mes išlindom iš tų spintelių pasižiūrėt, pamatėm, kad ten kažką ten turėjo. Tai jisai apsisuko, ėjo link kitos pusės.